Va, ir jis dabar yra actually veiklai, jo, aplinkos apsaugos komiteto narys. Man yra neįtikėtina. Aišku, nemanau, nes yra neįtikėtina, kai ten pažiūri kokius skardžius. LRS atsidarom. Pasižiūrinai skardžius. Nu, pareigos audito komiteto pirmininkas. Galvoju, okei, kodėl šitas žmogus ever gali būti audito komiteto pirmininkas? Pasižiūri, aplinkos apsaugos, tas, kur teistas už nuostolius aplinkai? Okei. Ir tiesiog žiūri tokius ir aš iš to ir sakau, gal aš to iki galo nesupratau, kad kai tu balsuoji už kažkokią partiją ar panašiai, tu realiai paskui balsuoji ir už koaliciją, bet tu paskui balsuoji ir už komitetų pirmininkus. Ne visus, viską, bet ir už ministrus. Tu už daug realiai žmonių balsuoji, kuriuos paskirs paskui vienaip ar kitaip tie politikai, už kuriuos tu balsuoji. Tai, kad tavo tas sprendimas dar vėliau išsišakoja. Ir paskui tu atrodo, vienus rinkimus prasileidi ir kokia naujiena bebūtų. Kažkas su aplinkos apsauga, kažkas su auditais. Ir kas eis? Tai komitetų pirmininkai, komitetų nariai figūruos, arba ministerijos pirmininkai, ten ministrai, arba ten viceministrai. Tai jeigu tu tuos žmonės turėsi neadekvačius, tai tada tu visiškai viską, ką apie Lietuvos politiką domėsies, tu vien tos neadekvatus ir klausysies dieną iš dienos. Nes jie ir yra visur, ir komitetuose, ir ministerijose, ir tada Seime. Tai tada vyks diskusija apie kažkokį klausimą. Pasikvies premjerę ar premjerą, kur neadekvatus, tada pasikvies dar koalicijos partnerių ten lyderius, kurie vėl neadekvatus, ir tada 1-2 opozicijos žmonės. Bet tada 9% neadekvataus balso tam, toj diskusijai. Tada jeigu pasikvies dar komiteto ar pirmininką ar kokį narį, vėl neadekvatų žmonės, nes neadekvačius išrinki, neadekvačius jie pastato tada į tas vietas ir ir turi diskursą sunaikintą. Tai labai ačiū socdemams, nes beje, socdemai, čia net gal negalima iki galo rinkėjų kaltinti šitoje vietoje. Aš skaičiau galima, bet tarkim, nes socdemai, melavo tiem rinkėjam ir jie buvo per tūpi, kad supras, kad meluoja. Nes jie galų galę ten, sako, su Nemuno aušra neįsim į koaliciją, bet nuėjo, tai čia bet kas egės gali pameluoti, bet nežinau, buvo labai kvaila balsuoti už partiją, kuri jau tada melavo. Ir tipo, kai tu balsuoji už politiką, kur per debatus į jokius klausimus neatsako, kai jų klausia klausimų ir jie neatsako į klausimus, tai tu tada negalėsi jų atskaitomais laikyti. Bet aišku, šituo atveju tai melavo, kad ten Blinkevičiūtė bus, kad Nemuno aušros nebus, tai čia tiesiog melas yra. Ir kai politikai meluoja ir kai juos išrenka ir jie tada, išduoda rinkėją, tai čia aš nežinau. Čia jau demokratija kaip ir žlunga šitoj vietoje ir dabar laukiama išsirinkti kitus kabutėse. Bet balsas reiškia. Balsas tikrai reiškia ir jis turi tokių paskui pasiekmių, kur sudėtinga yra. Ir iškrapštyti vėliau realiai gali būti ir tos pasiekmes tada ir struktūriškai jos šaknyjasi. Ir kai mes žiūrime ten į Rusiją, pavyzdžiui, ten ir sako, jeigu Putinas ten numirs, tai niekas nepasikeis ir tai teisybė iš esmės. Gali pasikeisti blogą pusę, gali biškai geresnę pasikeisti, bet drastiškų pakitimų, kad Rusai taptų ten demokratija, to nebus. Nes tas įsišaknyjimas vyksta palaipsniui per ilgą laiko tarpą. Nes tokie kaip Žemaitaitis, pavyzdžiui, jie patenka į valdžią vienai ten, pavyzdžiui, kadencijai, ten 4 metam, tarkim, ar kartais ten trumpiau, nes frakcijos tos koalicijos subyra. Bet jie visur bando savus įdėti, ten ministrai, viceministrai, kur tik gali gauti galios. Tada, kai tu gauni tos galios, korupcija įsišaknyja, nes ten kas antras arba mokesčių vengėjas, arba schemą suka, arba ten įsisavinę pinigų pagal įstatymą, kiek tik gali maksimumą, nors ir amoraliai. Tokie dalykai įsišaknyja, nes tuos dalykus mato žmonės ten dirbantis. Ir jie tada toje sistemoje susidaro irgi tokį įvaizdį, kad galbūt čia taip reikia suktis. Tipo, jie tą daro, čia kitokios taisyklės. Ir tas eina nuo viršaus į apačią ir tada, kai daina iki apačios viskas. Tu turi visiškai visur korupciją, kas Ruskinė ir yra. Nuo eilinio žmogaus iki viršaus įsišaknyjus korupciją. Ir vieną panaikinsi nurkas. Net gali visą Putino aplinką panaikinti. Žmonės tai mentaliteto nepakeis. Viskas, ką jie matė visą gyvenimą, tai kad jeigu tu nori, kad kažkas
eitų į priekį, kad kažkas tau kažką suteiktų, ar kažkur eilę praeitum, tu turi kažką duoti, tu turi kažkokį kyšį duoti, mažą gal šokoladuką nunešti, bet privalai duoti, nes kitaip taigi jie, nevyksta. Ir kai tu tokią visuomenę turi, kur palaipsniui prieini, kaip iš jos išsivaduoti, ten šimtmečius gali užtrukti, aš nežinau, net kartom. Tai aš prie to tikrai nenoriu prieiti, bet tokius, kai Nemuno aušra socdemai paima į koaliciją, kurie gali savo žmonės statyti kur nori, kaip nori, patys socdemai ne ką geresni, tragiškų surodų stato ministrai pasikeičia, nes ten neįmanoma net ministro ras normalaus. Tai ko norėt? Ko iš tikro norėt? Dabar čia aišku, nesakom, kad nėra problemos su jokiom kitom partijom. Tai aišku yra. Turėjom korupcijos atveju ir liberalų sąjungą, visur turėjom, visur. Čia dalykas yra, kaip tie politikai tada reaguoja į tai. Ar tai yra norma jiems, ar ne vis dėlto. Ir mes matom, kai ten vieną kažkokį, ar prigauna, ar kažką ten iš konservatorių, liberalų, reakcija adekvati, iš partijos pašalinama, pozicija aiškiai, kad tai nepriimtina ir mėginama pataisyti situaciją. Mėginama bent jau. Ir aš sakyčiau, dideliu atveju pataisyta situacija yra. Todėl tas korupcinis indeksas Lietuvoje visą laiką gerėja daug metų. Gal ne kiekvienais metais, bet, gerėjo. Bet tada, kai Nemuno aušros koks nors žmogus, prigautas kur nors, nėra atsakomybės, net nėra pripažinimo, kad klaida, yra kaltinami konservatoriai ar liberalai, yra pateisinamas toks elgesys ir nieko blogo. Ir tada mes matom, Žemaitaitis ten, iš savęs nuomojas mašiną, viskas pateisinama. Viskas čia, moralę pamirškit, legalu pagal įstatymą, viskas galbūt sutvarkyta, šio zakono ir viskas gerai. Reiškia, visiems signalas siunčiamas, kad viskas gerai. Sukis kaip tik nori ant įstatymo ribos, nepažeidęs, bet sukis. Moralė neegzistuoja, tiesiog sukis. Kokia žinutė, tokių partijų yra siunčiama ir tokių politikų. Ten Seimo išlaidos ar kanceliarinės. Žemaitaitis iki paskutinio cento išleis. Taigi viskas negi neimsi, jeigu gali paimti. Ar tau reikia, ar ten moralu, net negalvok. Yra maksimumą išgręšiu, viską, iki paskutinio grašio. Ir tokius politikus išrenka. Ir jie tada juos gina. Ir kaltina ten Landsbergį. Ir tie politikai paskui įsišaknyja. Tas požiūris įsišaknyja. Ir jie be atsakomybės. Ir jų fanatikai ką čia bausi gerą žmogų. Nes zombiai yra, nes jie užaugo turbūt kartoj, nežinau, kur nieko kitko kaip korupcijos ir nematė ir jie, nežinau, galvoja, kad čia normalu. Tai nėra normalu. Tokių negalima nei rinkti, niekur negalima tokių prileisti net. Ir ženklų yra daug tokių. Aš sakyčiau, mūsų visų lietuvių kartelė turėtų būti daug aukštesnė. Tu esi teistas už žalą ten ekonominę, tą aplinkosaugą ir tu tada aplinkos apsaugos komitete niekada gyvenime to negali būti. Jūs tikrai galite rasti politiką, kuris aplinkos apsaugoje užims pareigas, kuris nėra už tai teistas realiai. Aš nežinau, ir tokius čia ironiškus tiesiog randa atrodo. Teistas už tai, tai eik į komitetą, eik į ministro poziciją. Čia nesąmonė yra visiška. O mūsų kriterijai apskritai politika, man atrodo, daug aukštesnė turėtų būti. Melas tas yra, aš sakyčiau, kad net melas turi būti labai aukštai vertinamas, kad tu negali meluoti. Dabar politikam praškai visiems bus, šiek tiek, tu pakoreguosi, nutilėsi gal vieną kitą dalyką. Tai yra kažkur ribos sveiko proto. Bet aš sakyčiau, sėkmybė turėtų būti, kad net to neturėtų būti. Bet apie teistumus aš iš vis nekalbu. What the fuck? Tu esi teistas už kažkokią schemą. Eik tu nahu iš politikos. Visam gyvenimu. Kodėl už tave bent vienas žmogus turėtų balsuoti? Eikit nauji, jauni, kurie nesusitepę ir dirbkit ir žiūrėkim. Jeigu susitepsit, lygiai tas pats likimas. Nes tai turi būti nepriimtina. Nes tada atsiranda atmaskė, tai jeigu čia už kiekvieną pažeidimą mes neberinksim, tai nebus ką rinkti. Tai gerai tada ir valomės nuo to ir pasiunčiam aišką žinutę, kad jeigu tu teistas, tikrai nei komitetą eisi, turi Seimą neisi. Ir, žodžiu. Bet tada žmonės išrenka socdemus, belenkiek apsimelavusius, kur net lietuvių kalbos nesupranta, Nemuno aušra, kas antras nusikaltėlis, neaišku nieko, ir tokia koalicija tada yra. Sėkmės, aigės, visuose komitetuose, visuose ten ministerijose, šleifas ten ar nusikaltėlių, ar ten mafijozų visokių, ir viskas pateisinama visą laiką. Bet Landsbergis prieš 15 metų kažką pasakė,
į Ukrainą nuvažiavęs. Tai šito niekad nepamiršim. Bet dabar 10 nusižeidimų, ten nuosprendžių teismų, visą šitą pateisinsim. Ir problemos čia nėra. Žemaitaičio rinkėjas neįtikėtino tupumo gyvulys, blėt. Gerai, supratau. Actually, užtrigerino.